Reaguodama į 2022 vasarį pradėtą plataus masto invaziją į Ukrainą, ES įvedė sankcijas nukreiptas prieš Rusijos naftos ir dujų pramonę. Kremliui lojali žiniasklaida atkakliai stengiasi kurti dezinformacinį naratyvą, kad Europa negali išgyventi be Rusijos dujų. Зима будет большая. Tačiau kas vyksta iš tikrųjų? Reaguodami į Rusijai įvestas sankcijas, Kremliaus propagandistai stengiasi šias priemonės pavaizduoti kaip labiau kenkiančias Europai nei Rusijai. 2002 birželį ES uždraudė iš Rusijos pirkti, importuoti ar parvežti žalią jūrų naftą ir tam tikrus naftos produktus. Be to, ES sugebėjo užpildyti savo požeminės dujų atsargas iki 95% savanoriškai sumažindama paklausą, taip išvengdama katastrofos, kurią prognozavo prokremliški šaltiniai.